transportinis kompleksas vadinamas, tai jis yra skirtas tiems mūsų mažiukoms pervežti visiems. O šiandien, pavyzdžiui, važiuoja vienas į Panevėžį, išvežėm iš mūsų. Kadangi baigiam jau visus gydymus, važiuoja pagal gyvenamąją vietą į Panevėžį grįžta. Na, jisai modernus, jis šiuolaikiškas yra, jis turi visas funkcijas reikalingas naujagimiui padėti kvėpuoti, sakykim taip, paprastai šnekant. Pas mus važiuoja tie naujagimiai, kuriems dažniausiai reikalinga kažkokia pagalba. Sveiki naujagimiai pas mus nevyksta. Na, naujagimiai turi pagrindinę vieną bėdą, ypač jeigu kalbėti apie ankstukus, tai jų pagrindinė ir pati silpniausia vieta tai yra kvėpavimas. Labiausiai tausojantis naujagimį, kas yra labai svarbu. Ir aišku, tausojantis, aš turiu galvoje pirmiausiai plaučius naujagimio, todėl kad jie labai yra jautrus, pažeidai plaučiai. Ir aišku, jeigu tokiu aparatu, tai didelė dalimi saugumą naujagimiui garantuoja ir kokybę savo pagalbos. Tai čia manau, kad yra pagrindiniai dalykai, kurie leidžia mums garantuoti saugų ir gerą pervežimą naujagimį iš vienos vietos į kitą.